Tai sveikinuosi su visais ir visomis, kurie šitą tinklalaidės transliaciją žiūri gyvai, su tais, kurie įsijungs tinklalaidės transliacijos įrašą, nesvarbu, ar tai būtų vakaras, ar tai būtų diena, ar tai būtų rytas. Tiesiog sakau labas visiems, kurie yra tam tikra prasme galbūt ištikimi šitos tinklalaidės stebėtojai ir žiūrovai. Aš kaučingo specialistė ir alfakto terapeutė ir padedu daugiausia moterim įveikti perdegimą. O perdegimas jis atsiranda ne tik profesijoje, perdegimas jis atsiranda labai įvairiai, jis gali išsivystyti net ir tiesiog asmeniniam gyvenime, asmeniniuose iššūkiuose ir buityje. Ir šitą tinklalaidę pradėjau labai sąmoningai prieš jau dabar daugiau negu 1 metai su labai vienu paprastu ir aiškiu tikslu. Kadangi pokyčiai mūsų gyvenime lydi mus pastoviai ir dažnai nesiryžtam imtis pokyčių dėl to, kad atrodo gal tai ne mums, dėl to, kad atrodo gal aš to nesugebėsiu, bet žiūrėk, išgirsti kažkieno istoriją, paskaitai kažkieno istoriją ir supranti, kad tu tikrai nesi viena ir kad gali padaryti lygiai tą patį, ką padarė, ką nuveikė, kaip ir ką įveikė kitos arba labai panašios gyvenimo situacijos istorijoje atsidūrusi pašnekovė arba, pavadinkim, herojė. Todėl iš tiesų ir šita tinklalaidė ir vadinasi kasdienių herojų istorijos. Tai yra apie tas moteris, apie tos žmonės, kurie tiesiog vaikšto su mumis tomis pačiomis gatvėmis ir gyvena labai panašų, nors kartais mums atrodo, kad labai skirtingą gyvenimą. Ir šiandien mano pašnekovė yra Rūta Usaitė Duonelienė. Ir aš labai džiaugiuosi, Rūta, kad tu sutikai pasidalinti savo istoriją ir tikiu, kad tai taps dar vienas puikus žingsnis galbūt kažkam, galbūt puikus įkvėpimas kažkam išdrįsti ir žengti link savų pokyčių. Tai labas tau. Labas, Jurgita, labai ačiū, kad pakvietei. Rūta, pats pirmas klausimas, kadangi tinklalaidė yra apie gyvenimo pokyčius ir kai mudvi derinom šitą mūsų susitikimą ir šitą mūsų pokalbį, taip tu sakai, kad per tuos gyvenimo metus ir per visą tą tavo laikotarpį tų pokyčių yra tikrai ne vienas ir ne du ir tikėtina netgi ne 3, o visa eilė. Galbūt yra šiandien kažkas tokio, apie ką labiausiai norėtųsi pasidalinti. Taip, Jurgita, tai man yra 47 metai ir iš tiesų, kai pasižiūrėjai į savo gyvenimą atgal, tai tų pokyčių matau labai daug. Ar yra kažkuris vienas pokytis, kurį labai išskirčiau? Nežinau, galbūt yra tam tikra seka. Tik tiek, kad šitai temai irgi ruošdamas ir galvodama apie tai, kas čia galėtų būti tiem klausytojam įdomu, ką čia jiems reikėtų tokio paminėti, papasakoti, tai norėčiau galbūt išskirti tokius 2 momentus. Pokyčiai jie mūsų gyvenime vyksta nuolatos, tik juos aš į tokias 2 rūšis išskirčiau. Vieni nutinka savaime ir jie tokie būna kažkokie drastiški, dramatiški, krizės, netekimai arba sveikatos, arba šeimyninių santykių, arba kažko. Ir jie tiesiog ištinka ir mes juos turime išgyventi, išbūti, išmokti kažkokias pamokas, o kitus pokyčius mes einam sąmoningai. Ir tie, kur einame sąmoningai, jie tada jau tokie, gal aš pavadinčiau, suvaldyti, gal labiau pokyčiai, ar ne, daugiau mūsų sąmoningumo, tikslingumo, kryptingumo. Bet kalbant apie pirmuosius, kodėl jie įvyksta tos krizės, tai turbūt jie įvyksta todėl, kad mes per mažai sąmoningumo taikome, galvodami apie savo gyvenimą, apie tos pokyčius, ir tada jie vis tiek turi įvykti. Mes vis tiek turim išmokti savo pamokas, mes vis tiek turime savo išgyventi skausmus ir kitaip niekaip gyvenimas neveikia. Tai
Tai va, aš kažkaip pagalvojau iš vis, taip pat žiūrint atgal, kad gyvenimas man jisai primena tokį universitetą be pabaigos, kuriame tu nuolat ir nuolat ir nuolat turi pereidinėti į aukštesnį kursą. Ir va čia labai svarbus tas tavo sąmoningumas, nes Mhm. jeigu tu kažkur užstringi, tai tikėtina, kad, nu, tos neišmoktos pamokos, jos turbūt, aš tikiu reinkarnaciją, bet kad jos persikels kažkur tolyn, tos neišmoktos pamokos. Mhm. Aha, tai tada darau prielaidą, kad turbūt iš čia ir ta citata, kuri, na, gimė mum abiem bederinant šitą mūsų susitikimą apie tai, kad šiandien tu tą darai sąmoningai. Šiandien taip, aš jau į pokyčius stengiuosi įstumti save sąmoningai ir tai liečia visame kame, tai ir versle, ir darbe, ir asmeninėme gyvenime. Aš jau nebelaukiu, stengiuosi nebelaukti, kol įvyks kažkoks tai drastiškas įvykis, drastiška krizė ir stengiuosi tą pokytį inicijuoti sąmoningai. Tai nėra irgi lengva, nes ypač kai eini kažkokį tai komforto zoną, kai susikuri kažkokias komforto rutinas, tai labai norisi juose ir būti. Na, tikriausiai žmogiška prigimtis yra apie tai, ar ne, kad nepažįstu nei vieno, kuriam nepatiktų gyventi patogiai. Taip, Tai tikrai taip. turbūt čia yra, žinai, iš to. Sąmoningi pokyčiai, žinai, kartais būna momentas, kad taip mes sutinkam, kad, aha, man čia dabar yra nepatogu. Bet labai dažnai, bent jau ką aš pati pastebiu, dirbdama su klientais, aš tikiu, kad ir tu konsultuodama pastebi labai panašių dalykų, kad tas patogus nepatogumas iš tiesų žmonės labai laiko dėl labai įvairių priežasčių. Dėl baimių, dėl kažkokių įsitikinimų, dėl dar kažkokių dalykų, ką pagalvos kiti ir panašiai. Jeigu taip atsisukant atgal ir pasižiūrint į tavo pačios, kiek įmanoma tuos sąmoningus pokyčius, ar ne, buvo kažko tokio, kas tau buvo nedrąsu, kas kažkokia baimė, gal kažkoks, nežinau, įsitikinimas, nepasitikėjimas savim ar dar kažkas. Sąmoningus pokyčius. Nu, reikia pripažinti, kad jie prasidėjo ne taip ir senai, tie sąmoningi pokyčiai. Jiems turbūt dar nėra nei 10 metų mano gyvenime, iki tol buvo nesąmoningi. O kad baimės yra visada, tai turbūt vienas iš tokių sąmoningiausių pokyčių, tai galbūt buvo savo pačios verslo pradžia 18 metais, bet prieš tai, kas turėjo įvykti. Ai, va, tai galbūt ir visai įdomus momentas tada, nes čia jau toks pusiau sąmoningumas įsijungia. Aš Aha. turėjau nuostabią karjerą, nuostabų gerą darbą, finansų direktorę, tarptautinė įmonė, didžiulė alga, reiškia perspektyvos ten garantuotos ilgai ir laimingai. Bet man į 5 metai turbūt toj pozicijoje dirbant, man kažkoks prasidėjo toks tarsi diskomfortas, tarsi nuobodu, gal jau reikėtų kažką keisti, gal reikėtų kažkaip tai kažkokio trūksta iššūkių jau darbe ir taip toliau. Viskas gerai, vėlgi akcininkai, kaip sakant, viską duoda, ko paprašai, ar ne, ten ir automobilį, ir kažkokią kelionę ir taip toliau. Ir tais pačiais metais aš beje baiginėjau universitete magistrą, irgi su tom mintim, kad gal jau reikėtų pradėti gyvenime kažką daugiau veikti. Nu ir labą dieną, vieną dieną kaip perkūnas iš giedro dangaus, sakau kaip perkūnas, nors iš tikrųjų jau mintis tokias viniojau senai, kad man čia jau reikėtų kažką keisti pačiai. Pasikviečia mane pasikalbėti personalo skyrius ir sako, nu, taip ir taip, čia mūsų akcininkai pagalvojo, paskaičiavo, nori padėkoti jums už ilgametį darbą, buvo labai faina, bet ačiū, viso gero. Aha. Tai va čia tas toks, ne aš patigi parašiau tą prašymą, ar ne, išeiti iš darbo ir išėjau su pakeltą galvą. Manęs atsisakė.
Beje, finansų srity taip nutinka visai neretai finansų vadovam, kada su akcininkais, su aukščiausiais įmonės savininkais išsiskiria požiūris į verslą ar kažkaip tai. Ir, ir ar aš būčiau padarius pati tą žingsnį, dar turbūt būčiau ilgai tą kėdę trynus ir galvojus vis žiūrėdama pro langą, kad man reikia pokyčio, aš nuobodžiauju. O vat kadangi įvyko, kas įvyko, aš atsidūriau, kaip sakau, laisvoj rinkoj, su išeitiniam visai ten normaliai, nu, ta prasme, gražiai mes išsiskyrėm, gražiuoju, viskas tvarkoja ir buvo laiko tada ir pabūti, ir pagalvoti, ir tą savo verslo idėją pageneruoti, kaip viskas turėtų būti. Ir gal ėjau dar ir pas astrologę, ėjau ir pas psichologę, žodžiu, dėliojau ten, ką man čia dabar geriau veikti. Bet tuo metu buvo labai labai, kaip aš kartais sakau, toks šūdo jausmas tūšioj, nu, nes tave atleido, tave išmetė, ne, nu, žiauriai nefaino, kaip čia tu inkstus ir kepenis ten palikai tam darbe, tu ten norėjai 16 valandų per dieną ir va tau, taip, va, ačiū, viso gero, mums nebereikia. Tai, bet dabar, kai pažiūriu atgal, tai labai žiauriai geras šitas pokytis buvo, nes jis mane išvarė iš tos komforto zonos, kurioje tikrai buvau. Ir privertė žengti žingsnį į kitą savo gyvenimo etapą, tai yra į verslą, į įmonės kūrimą, į darbo vietų sukūrimą, į komandos susikūrimą ir tokio verslo, kokio aš pati ir norėjau, galbūt ir vertybiškai, ir morališkai, ir komandą tokią, kokią aš norėčiau turėti aplink save, dabar aš turiu subūrus. Tai bendrai va šitas praradimas, skausmas man davė labai daug. Labai daug. Ir dabar netgi mes iš tikrųjų ir bendraujam su buvusiais akcininkais ir draugiškai, ir jie sako, mes padarėm klaidą, kad tave atleidom, o aš sakau, o aš tokia dėkinga, kad jūs mane atleidot, jūs neįsivaizduojat, kokį jūs man padarėt gerą paslaugą, gerą darbą. Tai va čia toks pusiau sąmoningas, ne, kada mes jau vyniojam mintis, kad mums reikia pokyčio, reikia to pokyčio, bet patys jo nedarom, nes mus laiko visą tą aplinką, mums labai gerai toje aplinkoje, mums labai labai patogu viskas. Ir tada, nu, čia mintis materializuojasi turbūt, ar kaip čia reikia pavadinti. Svajok atsargiai. Svajok atsargiai. Tai tam tikra prasme, vat, grįžtant prie to, ar ne, kad vyniojasi ta mintis, tam tikra prasme galima turbūt daryti prielaidą, kad tu prisišaukiai. Nu, ta prasme, tiesiog prisišaukiai tą pokytį, truputį iš kitos pusės, gal ne visai patogu, tas jausmas. Jį reikėjo išgyventi, jo. Aš suprantu, apie ką, man neteko patirti, žinai, šito, bet kuriuo atveju aš tikrai susiduriu su ne viena moterimi, kuri po to labai save nugramzdina. Taip, labai tu gali nerti su saviverte labai žemyn. Tai vat man iš tikrųjų smalsu. Aš girdėjau 2 momentus, bet čia turbūt jau buvo tas truputį kitas žingsnis, ar ne, psichologas, astrologijos, pabendravimas su šitais žmonėmis. Gali pasidalinti, kaip tau pavyko, nu, vat, nenunerti į tą dugną, nes neretai ypatingai, nu, nepabijokim to žodžio tame amžiuje, nes jeigu tu sakai, kad, nu, vat, 18 pradėjai savo verslą, ar ne, o prieš tai tave atleidom, tai nepaslaptis, įvardinai pati savo amžių, tai realiai tau buvo truputį 40 plus. Apie 40. Apie 40, ne? Ir vat dabar, ypatingai dabar, turbūt jau čia kelinti metai, aš pati jau tikrai dabar mintyse skaičiuoju, 3-4 metai nebesu aktyviai personalo paieško ir atranko ir nebestebiu tiek aktyviai darbo rinkos, nei iš darbdavių, nei iš darbo ieškančių pusės. Bet kuriuo atveju visuomeniniai transliuotojai ir viešoji ta visa komunikacija, jį ir kalba apie tai, kad 40 plus ir jeigu jau tave pasakė ačiū viso gero, tai tu esi nurašytas.
Ir turbūt normalu, kad susiformuoja žmogui ta idėja, žinai, nu, aišku, dar, kaip sakai, kepenis inkstus atidaviau ir čia pasakė ačiū, viso gero. Turbūt normalu, kad tu krenti į tą duobę. Kaip tau pavyko nekristi, arba kaip pavyko išlipti, jeigu tu ten visgi buvai, na, šiek tiek, nežinau, kojas iki kelių įmerkusi toj duobėje, ar šiek tiek aukščiau. O geras, o aš gal niekada taip net ir negalvojau apie save, kad aš jau čia dabar ar kažkokioj duobėjai. Tiesiog buvo, kokios reiškia buvo aplinkybės. Tai buvo ta išeitinė, kuri, sakykime, man truputėlį davė saugumo jausmą, kad aš galiu kažkiek tai mėnesių, nu galbūt pusę metų pagyventi ir pagalvoti, ką man veikti, ką man daryti. Kita vertus, aš turėjau tokią vis atidėliojimą savo svajonę. Aš labai norėjau vesti mokymus finansų tema. Turėjau iš tikrųjų galvoj, nešiojau finansų tema mokymus, visą turinį, bet jis nebuvo niekur surašytas. Finansų ABC nefinansininkam. Tai taip gimė mano pirmieji mokymai, jų turinys. Ir aš tada, buvo kaip tik artėjo vasara ir aš galvoju, nu tai ką, turiu dabar biški laiko, biški pinigų, gal reikia pabandyti išnaudoti šitą laiką, parašyti tą mokymų programą, tada su jie startuoti rinkoje, pažiūrėti, kas bus. Nes gali būti, kad nepasiteisins, nepaeis ir aš tiesiog būsiu pabandžius ir aš žinosiu, kad tai neveikia. Ir aišku, aš tuo pat metu ir darbo ieškojaus po truputėlį. Aš ieškojaus darbo, aš vaikščiau į pokalbius ir mano galbūt buvo momentas tas, kad aš jau iš finansų direktoriaus nebenorėjau eiti į vyrbuhalterį, tiesiog, ar ne, tokį biški žingsnis atgal būtų. Bet vyrbuhalterio pasiūlymų tai aš tuo metu turėjau va taip ir aš žinojau, kad jeigu aš sutikčiau, tai aš darbą turėčiau. Čia ir dabar ir šiandien, ta prasme. Aš labiau ieškojaus gal tokio, nebuvo tai sprendimas, kad iš karto į verslą jau eiti. Aš ieškojaus, tai gal aš čia noriu dabar jau vadovauti, gal aš čia direktorių noriu būti, nes visai tokia karjera neretai būna, kad iš finansų direktoriaus į direktorių. Turiu didelės įmonių grupėje darbo patirties, vėlgi tarptautinėje, viskas labai gerai. Tai tik tiek, kad Klaipėda kaip darbo rinka, aš esu iš Klaipėdos, ar ne, iš Palangos, bet dirbu Klaipėdai. Klaipėda yra labai mažytė. Ir kaip man tada paaiškino, irgi aš su daug įvairių personalo tų agentūrų headhunteriais bendravau, sako, yra Vilnius, jis užima maždaug pusę darbo rinkos, ne? Tada yra Kaunas, jisai dar trečdalį paima. Ir tada visa likusi Lietuva lieka ir Klaipėda tame tarpe. Tai reiškia, tu pati supras, kad jeigu tu nori tikrai labai gero, vertingo darbo pasiūlymo, tai gali reikėti ir važiuoti kažkur, reiškia, į kitus miestus. Nu ir tada tu pagalvok, sako, ko tu nori. Tai iš tiesų ir buvo vienas darbo pasiūlymas Tauragėj, į Tauragės Lezą važiuoti, va tai, ko aš ir norėjau, ko aš ir ieškojau. Bet tada atsistojo klausimas, bet tai aš esu mama ir mano namuose yra 3 paaugliai, kurie baiginėjo mokyklą, nu ten kažkas buvo jau 12 klasiai, kažkas dar buvo tik 10, kažkas ten 9. Ir dabar kaip bus, jeigu aš išvažiuosiu iš namų, ne? Ir ar nebus taip, kad ten nueis mokslai šunė nuo degos, kad kažkur tai nebus tos mamos čia ir dabar ir vietoje ir bus praradimai daug didesni negu ta finansinė nauda ir negu mano, kaip čia pasakyti, ego patenkinimas, nes aš tų pareigų ieškojimą, aš dabar suprantu, kad tai buvo mano ego labai žaidė stipriai, kad aš galiu, aš jau turiu patirties, aš jau čia tokia raumenis užsiauginus ir viską. Ir aš tada tai Tauragiai pasakiau ne, nes vis tik sakau, žinokit, aš nevažiuosiu iš namų savaitę laiko ir kad grįžinėjimas tik savaitgalį, pavyzdžiui, būtų, arba tu ten, ryte ir vakare važiuoji, tai vėl ten beprotiškas laikas kelionėje gaunasi. Va čia tada sužaidė tas šeimyninis prioritetas ir tada vėlgi nėra tų pasiūlymų jau čia toj Klaipėdoj tiek belė kiek tu čia norėtum, kad tu ir visas fainas, visas ir labai ekspertas ir jau čia labai pasikaustęs, bet nėra čia tų pasiūlymo eilės. Tai va tada ir buvo, kad aš ėjau ir pas psichologus, ten tokį testą pasidariau, kad, žodžiu, kur link labiau tą savo karjerą kreipti, tai man tada pasakė, tu žinai, 50-50, sako, tu esi pasiruošus, jau gali lygiai taip pat gerai į savo verslę organizuoti viską, lygiai taip pat gali gerai įvadovauti
jeigu tu eisi tiesiog į vyrbuhalterius, tau bus nuobodu. Nu, aš sakau, aš ir taip žinau, kad man bus nuobodu, kad aš galiu ten eiti, aš ten viską moku, bet man bus nuobodu. Nu ir va, ir tada nebūna nieko, ne šiaip sau, tada paskambino Dažniausiai. vienas pažįstamas ir sako, klausyk, gal tu gali imti vesti mano įmonės apskaitą. Kas čia dabar, žinai, aš anksčiau tai skaitu, kas čia per, aš tokių nevedu, žinai. Aha. Aš čia nevedu tokių apskaitų, čia lalala. Ir sakau, ką, nori apskaitą? Sakau, aha, sakau, dabar tada žiūrėk, aš ateisiu, pasikalbėsimės. Bet sakau, žinok, jeigu jau aš imsiu tavo tą apskaitą vesti, tai nedarysim vienos bobos kontoros, sakau, tada aš steiksiu įmonę ir viskas bus labai labai rimta ir labai struktūruota su sutartim, ir kaina, sakau, gali būti didoka, žinai, ar tu gerai pagalvojai, kad tu tikrai nori. Ir jis sako, jo, pagalvojau, sako, yra tokia bloga situacija pas mane su buhalterija, kad sako, aš noriu jau labai, labai, kad mane tiesiog paimtų tikrai labai patikimas žmogus ir man jau net ne kainos pigumas čia žaidžia. Tai va, buvo mano pirmas klientas, kuriam aš nuėjau, suskaičiavau. Tada dabar aš galvoju, kiek aš ten jam suskaičiavau, gal 400 eurų per mėnesį ir man tai atrodė daugokai, nes aš liktai žinojau, kad jis moka gal 100 eurų. Nu, kaip būna per pažįstamų, žinau, kad jis ten turi pigę tą paslaugą ir galvoju, neims jisai ir man čia bus tiesiog pasitikrinimas. Ar jeigu jisai pasakys, jo, einam ir darom dylą ir imk mano apskaitą, tada aš steigiu apskaitos įmonę, jeigu jisai pasakys, ne, man per brangu, aš tada nesikankinu, nesigilinu čia labai. Ir jisai gavo tą mano pasiūlymą, aišku, pagalvojo kurį laiką ir paskui paskambino, žinai, sako, vis tiek situacija yra tokia rimta, kad man ta tavo didelė kaina turbūt neatrodo tokia didelė, kokia yra didelė mano bėda. Darom. Ir va taip, tada įsisteigė UAB Žinius dėl apskaitos paslaugų kliento, kuris jau laukia, kad jau jį reiškia imti ir padėti jam spręsti jo problemas. Nu va, o tuo pat metu, tą vasarą, 17 metų vasarą, aš uoliai kiekvieną dieną su nustatytų grafikų prisiversdavau prisėsti prie kompo ir rašyti tą mokymų programą, kurią aš, kaip sakiau, kaip svajonę turėjau, ar ne, parašyti mokymų programą. Aš ją rašiau, aš ją testavau ir nežinau, Jurgita, ar tu dirbi kažkiek su mokymais kaip lektorė, bet žinai, kad kartais yra labai sunku pratestuoti, kiek laiko trunka. Tu ten rašai tą turinį. Aš turėjau tikslą tą turinį padaryti 1 ar 2 dienom, nu iš tikrųjų tai jo, didelė, ten pirma versija buvo didelė ir paskui reikia ištestuoti, kiek iš tikrųjų laiko užima, ten, pavyzdžiui, praktinė užduotis spręsti, ne, ten diskusijų kažkokių, tai ir aišku, kad ten buvo per daug to turinio. Būna visai. Yra buvę ir man, kad ir turinio per daug, ir ten žmonėm įdomiau yra diskusijos, negu ten tavo visi pratimai. Taip. Tai čia jau paskui jau vyksta tas mokymasis. Nu tai va, tai žodžiu, išrašiau, išgimdžiau aš tą programą, tai maždaug per 3 mėnesius, birželis, liepa, rugpjūtis. Ir rugsėjį jau paleidau reklamą, pirmą reklamą, kad renku grupės. Buvo man, aišku, labai baisu, kad niekas neateis, niekam čia neįdomu. Pati programa skirta verslo vadovam ir savininkam, tam, kad jie išmoktų susikalbėti su savo buhalteriu, žodžiu, finansų ABC, tai apie jų ataskaitas, apie jų skaičius, apie jų rodiklius, bet taip išversta į vadovų kalbą, o ne į buhalterių. Ir pirma grupė, tai jinai tokia buvo turbūt pusiau kviestiniai, visi ten, nu, kažkas mokamai, kažkas nemokamai, nedidelė jauki grupelė, dabar galvoju, 6 ar 7 žmonės, bet man, kas buvo svarbiausia, tai susirinkti grįžtamą į ryšį, gauti iš tos grupės patvirtinimą arba paneigimą, kad reikia tokios programos ir tada žiūrėti, kur judėti toliau. Tai aš iš tos grupės tą ir gavau grįžtamą į ryšį, gavau patvirtinimą, kad oi, kaip gerai, kaip reikia, iš tikrųjų, kaip svarbu, kaip jau senai čia tokio dalyko ten ieškojom ir taip toliau. Nu ir tada prasidėjo, tada Vilniuje rinkau grupę, tada Kaune rinkau grupę, pačios pirmosios buvo labai mažos, bet aš, tu uždavei klausimą, ar kas man padėjo nenugrimsti, nenuskesti, tai turbūt va tas ir padėjo, kad aš turėjau svajonę slaptą, kuriai dabar man atsivėrė galimybės ją realizuoti. Tai yra laiko turėjau ir turėjau pinigų.
galėjau sau leisti, vat, pasibandyti tą savo svajonę pasitestuoti, plus turėjau variantą B arba C, čia kaip pasakyti, visada galėjau eiti dirbti vyrbuhalterę į bet kokią įmonę, sakykime, kuri tuo metu ieško vyrbuhalterio. Mano kompetencijos patirtis viskas buvo supakuota kaip tik tam. Mhm. Tai va, gal daug dedamųjų, ne? Vis tik tai yra Tai ir... aš sutinku, kad daug dedamųjų, tik tai žinai, vat kartais, vat, kas smagu girdėti iš tavęs, kad, aha, tu priėmei tą kaip galimybę, nes kartais, žinai, nu, vat, būna situacijų, kad žmogus turi kažkokią svajonę arba pagalvoja, bet vis tiek nedrįsta ir vis tiek... Aš daug tokių pažįstu svajonių, kurios lentynose guli. Tai va, ir aš Jo. apie tai, žinai, kad daug tokių yra, čia žiūriu kažkas su mano vaizdu. Nutiko, kad daug tokių yra ir kad žmonės, žinai, po to ten, na, sako, klausyk, labą dieną su vištiena, čia jau dabar yra reikalų ir aš, na, noriu taip ir anaip. Ir atsitinka dalykai ir tada sako, ne, taigi aš negaliu, taigi o kaip čia dabar nutiks, nu, tai aš negaliu sau leisti, mangi reikia čia dabar būtinai. Šeimą maitinti. Jo, Taip. maitinti šeimą, Taip. daryti ten bile kiek reikalų. Taip, taip. Ir neleidžia tau vat, tų savo svajonių. Tai vat, iš tos pusės, žinai, kartais vat, taip pagalvoji, kad o visgi. Tai vat, man smagu girdėti tai, kad tu visgi, na, leidai sau, kad viskas fainiai, kad atsirado ta galimybė, tu ją priėmei kaip galimybę. Nu taip. Priėmiau Gerai. kaip galimybę, taip, nors iš tikrųjų supratau, kad gali būti visaip, gali būti ir visiškas feilas su tais mokymais, niekos nepasiteisins, nepaeis, bet aš gal va to ir norėjau, aš norėjau išsitestuoti ir uždėti savo taip arba ne, nu, kaip pasakyti, aš išbandžiau ir aš jau ramiai tada galiu gyventi toliau, o aš dabar va irgi čia dabar galvoju ar klausiau kažkokį podcastą apie tai, kad jeigu mes kažko neištestuojam, tai mus ta mintis labai mus graužia. Jie eina iš paskos ir neduoda ramybės. Neduoda ramybės, kad nepabandžiau, nepadariau, nu. Okay, tai aš vat labiau norėjau tą tokią savo ramybę užsidirbti, kad aš galvoju, pabandysiu, nu, jeigu matysiu, kad ten nesąmonė nėra, nepasiteisina ir kažką, nu, tai tiesiog žinosiu, kad pabandžiau ir grįžti į tai, kas buvo, visada galima. Okay. Gerai, žiūrėk, o kaip yra su šitu, okei, nu, pabandžiau, nepabandžiau, va tas, žinai, kaip čia pasakyti, kaip tau pavyko su tuo susitvarkyti, kad, o kas jeigu? Nes yra dar, žinai, yra dar vienas momentas, kad dažnai žmonės save sustabdo per tai, nu gerai, turiu planą B, turiu planą C, turiu visas kitas raidės abėcėlėje. Ir, o kas jeigu man nepavyks? Dabar vat paklausti ir susimaščiau, kad aš gal gyvenime niekada neturėjau va šitos baimės. Tokios, kuris skamba, o kas jeigu man nepavyks. Netgi dabar prisiminiau, kaip studijavau universitete. Aš įstojau universitetą jau būdama šeimoje, santuokoje su vaikais, reiškia, trys maži vaikai augo. Ir įstojau į universitetą Aleksandro Stulginskio finansų studijuoti. Ir man, bet tai kaipgi čia taip sunku, čiagi... Tadagi tai jokių nuotolinių nebuvo, mes tada važiuodavom į sesijas gyvai ir reikėdavo išvažiuoti su nakvynė ir nuo šeimos ten savaitėm, egzaminus vėlgi gyvai laikyti ir taip toliau. Ir aš kažkaip, žinai, kaip aš save užmotyvuodavau, aš pasižiūrėdavau, ten kartais atvažiuoju ir ten, nu, didžiulė ta minė studentų, tų neakivaizdininkų, ten mūsų kursas ar 90 žmonių buvo ar kažkiek tai, reiškia kelios grupės, 3 grupės, turbūt po 30. Ir aš taip save guosdavau, nu,
jeigu tokios vištos gali, tai ir aš galiu. Nu, čia nieko blogo nenoriu pasakyti ten ant kažkurios asmeniškai, bet kartais atrodo, ten tokia marga publika susirenka. Ten atrodo, o Jėzus, ten Excelio nematė, ne kažkas tai ir mes irgi lygiai taip pat mokėmės ten tų visur kompiuterinio raštingumo. Tai va, tai aš save guosdavau taip, kad jeigu šitos vištos gali, tai ir aš galiu. Mhm. Ir, nu ir vat niekada tos baimės tokios ir nekildavo, kad o kas jeigu nepavyks. Ir, nu, kas jeigu nepavyks, tai yra pratimas labai vienas geras, bet aš jau jį paskui sužinojau, tas ežiukas vadinamas, ne, tikimybių, kai tu nusipieši visus blogiausius scenarius, o kas jeigu iš tikrųjų, ne, tai kas jeigu blogiausias nutiktų, tai pasižiūri, kad ten nu kas tai nieko. Nebaisiai jau ten tų spigliukų ir yra. Tai ką čia tie, nu, tas, nu gerai, prarasti ten biški garbę ir orumą, ar ne, gal kažkiek, tai gal tu ten, nu, nežinau, kas jeigu pavyks, aš labiau mėgstu klausti. Apsukti klausimą į kitą pusę. Aš gyvenime turiu kitą problemą. Aš turiu taip, jeigu yra kažkokie tai užsibriežti tikslai, aš jų siekiu ir pasiekiu ir man tada būna, nu ir kas, o kas toliau? Mhm. Toks, nu, net truputėlį nusivylimas būna, nu gerai, aš atsvajojau tos mokymus savo parašyti, juos vesti, čia surinkti grupės. Aš tai padariau, aišku, tai buvo tuo metu tas excited toks jausmas, nors ten tų dalyvių mažai renkasi, tų pinigų mažai, tos grupės ten vos save atperka ten ant nulio praktiškai, bet tu darai ir tu jau supranti, kad nu, gal ir yra čia tame kažkokia tai racija, bet paskui, kai pasižiūrė atgal, nu gerai, aš pasiekiau savo šitą tikslą, kas toliau? Mhm. Tai reikia dar kažką susigalvoti, dar kažką vėl išsikelti, kažkokią idėją, kažkokią svajonę didesnę jau tada, jau biški, kad jinai nu, išeitų į platesnius vandenis. Ar ne? Aha, okei, supratau. Visą laiką mes tikimės palaikymo, vat, kai kažkas to, nesvarbu, kas nutiktų, ar tas sąmoningas pokytis ar ne, ar tam tikrą prasme toks ne visai sąmoningas, plus po to jau sąmoningas. Kaip tavo aplinka reagavo? Nu, vat, Rūta turėjo darbą, po to ieškojo darbo, po to staiga sako viskas, aš nusprendžiau, vat, turiu vienas klientas, nori mano paslaugos kaip įmonės ir aš dabar darysiu verslą. Man tiesiog smalsu. Nebuvo, ar gal kaip tik sakė, o Rūta šaunuolė, tai yra tai, kas yra tavo. Aplinka, tai kas ta mano aplinka, tai mano aplinka iš tikrųjų artimiausia buvo 3 mano vaikai, paaugliai ir aš buvau jau išsituokusi, tai sakykime, mano vaikai, jie visada tikėjo ir pasitikėjo manim ir nu, jiems mama turbūt gal šiek tiek ir superherojus netgi buvo, nes jinai įveikė visas gyvenimo kliūtis, nesklandumus ir kažkada, kai išsiskyrėm ir su vaikais išėjom vos ne į gatvę, aš sugebėjau vis tiek aprūpinti juos ir namais, ir į mokslus išleisti ir taip toliau. Tai aišku, to nerimo vaikai irgi jaučia, jeigu tu pats kažkuom tai irgi nesijauti gal 100% užtikrintas, bet nebuvo, kad ar sakytų ne, ar nepalaikymo kažkokio. Ne, labiau tokie viltingi žvilgsniai. Tai jo. Labiau buvo nepalaikymo, vat kaip nepalaikymo faktą galiu papasakoti ir paminėti, kada stojau į bakalaurą, kada vat buvo tie 3 maži vaikai, mano tuometinis vyras, sutuoktinis iš tikrųjų nepalaikė šitos idėjos. Ir mano palaikytoja ir mano fanė, tai buvo mano mama amžinatilsį. Jinai labai norėjo, ir čia buvo jos svajonė iš tikrųjų, netgi, kad aš turbūt įstočiau į universitetą, kad baigčiau mokslus, nes aš ištekėjau ir tik po to jau tvarkiaus viską ten, studijas, karjerą, taip toliau. Tai jinai turbūt labai pergyveno dėl to, kad aš ištekėjau nebaigus mokslų ir sako, aš tau apmokėsiu tas studijas, tu tik stok, tu tik mokykis, tu tik daryk. Jo, ir aš iš tikrųjų vidinį tokį balsą irgi jaučiau, kad reikia tai padaryti ir aš tai padariau, pateikiau prašymą į universitetą,
Ir tada mano vyras, kai sužinojo, jisai taip, nu tai maždaug čia dabar įstojai, nu tai pati ir čia jau kažkaip žiūrėkis, kažkaip čia, kaip tu čia, reiškia, mokysies ir baigsi. Tai va, ačiū mano mamai, ačiū mano anytai, kurios buvo tie žmonės, kurie su vaikais pabūdavo, prižiūrėdavo, žodžiu, išleisdavo ir tas studijas visur, nes be jų, be šitos pagalbos, tai turbūt būtų, nežinau, būtų neįmanoma buvo. Mhm. Žiūrėk, tu užsiminėjai apie iširusius santykius. Tai irgi dar vienas labai rimtas ir labai toks, žinai, nežinau, skausmingas turbūt pokytis. Nu taip, žinoma. Žmogui, realiai tai tiesiog kažkur girdėjau, mes, jeigu kalbant apie moteris, mes nei viena netekam tikėdamasi arba turėdama mintyje, kad jau po kažkiek tai laiko, žinai, tie santykiai pasibaigs. Taip, tikrai taip. Tai šito plano turbūt neturi nei viena moteris tikėdama. Tai ir aš pamenu, mes ir prieš pokalbį truputį esam aptarę, kad aš galiu tau užduoti klausimą apie tai, o visgi dėl ko tie santykiai nutrūko ir kaip tu pati šitą pokytį priėmei. Oi, dėl ko jie nutrūko santykiai. Tai santuokoje aš išbuvau beveik 12 metų. Dėl ko jie nutrūko, tai turbūt reikia atgrįžti į pačią pradžią ir pasižiūrėti, ant ko jie buvo pastatyti tie santykiai. Pamatas koks buvo. Jo, koks buvo pamatas. O pamatas tai buvo, nu, toks truputėlį melas, apgaulė ir manipulacijos. Tada aš buvau beprotiškai įsimylėjusi žmogų, savo buvusį vyrą, savo vaikų tėvą. Jis man buvo viskas, jis man buvo gyvenimo vyras, nežinau, gyvenimo išgelbėtojas, kaip, nu, aš tada taip galbūt mačiau jį. Ir aš juo aklai pasitikėjau visais jo sprendimais, visais, ką jisai sugalvodavo, ar tai verslą, ar tai kažką. Aš buvau iš tikrųjų ta žmona, kuri sakydavo, kad vyrui reikia tik aklai juo palaikyti ir visiškai pas mane nebūdavo kažkokio tai kritinio kvestionavimo vienu ar kitų sprendimų, to, ką jisai daro, kaip jisai verslą daro, kaip jisai apskritai į pačią šeimą, į vaikų auklėjimą. Ir nu, dabar, kai atgal pažiūriu, tai gal, nu, durnė visiška. Nu, kaip atrodo, kaip tu taip galėjai, kaip tau taip va dabartinį mano protą įdėti ten. Dabartinė mano protą ir patirtį. Jo, tai aišku, ten ant melo, ant apgaulių pastatyta santuoka, jinai nevažiavo, jinai negalėjo važiuoti iki begalybės, jinai vis tiek turėjo sprogti kažkur tai burbulas, kažkurioje vietoje. Tai čia vat irgi galiu gal pasidalinti tokiais skaudžiais išgyvenimais. Tai ką aš sakau ant melo ir ant apgaulės? Tai visų pirma, kai mes pradėjome gyventi kartu, aš turėjau nuosavą butą. Ir mano tuo metu draugas, jisai matė potencialą, kad ir įtikino mane iš tikrųjų tą butą parduoti, užstatyti, berods neparduoti ir tuo metu investuoti į jo verslą. Aš tuo metu žalio supratimo neturėjau, nei kas tas investavimas, nei kas tas verslas, tai buvo dar prieš baigiant kažkokias tai studijas. Ir tai iš vis buvo dar tie laukiniai, kaip aš sakau, 90 kokie gal 7-8 metai, kada Lietuva tik atgavusi nepriklausomybę, žmonės dar apskritai nežinojo jokio ten finansinio raštingumo, tai ten nulis visur turbūt buvo. Ir aš labai įsimylėjau, aš labai tikėjau. Ir man atrodė, nu, kad jeigu jisai taip prašo, tai taip reikia ir padaryti. Ir aš sutikau, mes įkeitėm mano būstą, turėtą iš mamos paveldėtą ir įdėjo pinigus į verslą. Ir tada užėjo 98-ųjų Rusijos krizė, kurią prisimena jau tik tai vyresni turbūt žmonės. Ir va ten, kai įstojo, tai įstojo visi verslai, viskas sudegė, nieko neliko. Nei būsto, nei verslo, mes gatvėje, tai va tada atsikraustėm gyventi pas jo tėvus į kaimą, į trobą, kur jo net nebuvo tualeto, o Dieve, kaip pagalvojai, tai košmaras kažkoks.
Jo, nu va, ir va taip va ir buvo. Ir, žinot, tie visi melai, tai jie išaiškėjo tik tai pragyvenus jau daug metų, matyti irgi patį žmogų graužia, sakykime, iš vidaus, aš tikiu, kad ir tą, kuris apgaudinėja, jį graužia kažkas, o tas, kuris yra apgaudinėjamas, jisai gyvena visą laiką su tokia nuojauta, kad kažkas yra ne taip. Tai va Mhm. dabar, pavyzdžiui, visokiuose psichologiniuose mokymuose apie emocijas, apie viską dabar sako, neignoruokite jausmo, kad kažkas yra ne taip, neignoruokite jausmo, kad kažkas yra ne taip, nes tai yra labai rimtas indikatorius. O Mhm. aš ir gyvenau tą 12 metų, visą laiką apsimetinėdama, kad viskas yra gerai, nors turėjau jausmą, kad kažkas nėra gerai, turbūt. Mhm. Ir va, ir viskas, sakykime, kada užėjo dar viena finansų krizė, tai jau 2008-2009 metai, mano vyro verslas degė irgi tuo metinis, stojo pinigai, grėsė jam labai rimti dalykai, būtent dėl verslo įsipareigojimų prisimtų. Tada jisai panoro skirtis ir tada aš kažkaip pradėjau klausti. Iš tikrųjų, tik tada, įsivaizduojat, kada tik drąsa atėjo, aš tik po 12 metų paklausiau, sakau, ar tu būtum su manim, jeigu aš tada nebūčiau sutikus parduoti savo buto ir investuoti į tavo verslą? Spėkit, ką jis atsakė. Greičiausiai ne. Ne. Jo, įsivaizduojat, ir reiškia pas mus ant to melagingai sukurtų santykių gimė vaikai. Ir tada tau taip kaip Mhm. tokį pagrindą iš po kojų išmuša, jausmas lyg tu krenti į bedugnę, nėra ten, dar dugnas neartėja, tu tik krenti, va tas kritimo jausmas, nu labai juoda buvo, nu labai, labai. Mhm. Ta prasme, net kai pagalvoji, paskui kai pagalvoji, kaip išgyvenau tą krizę, tai turbūt tie patys mano vaikai mane ir ištraukė iš jos, nes būdavo tu ryte atsibundi, tau taip sunku, tu net keltis nenori iš lovos, nes tau toks juodas jausmas. Mhm. Ir tau sako, mama, gal gali košės išvirti? Nu gerai, einam išvirsiu aš tau tas košės. Aha. Jo, tai va, tai taip. Ir santykiai, pinigai, viskas gyvenime yra susiję vis tiek. Krizės tos visos. Mhm. Na taip yra, turbūt nieko, va štai, tu pati prieš tai minėjai, kad greičiausiai niekas nevyksta šiaip savo. Ta prasme, nu, aš tai mėgstu, žinai, irgi turiu tą tokį posakį, kad tam tikru metu ir tikrai tikiu irgi tuo, kad niekas nevyksta šiaip savo. Kad tu tam tikru metu priimi tam tikrus sprendimus, sutinki tam tikrus žmonės, kažko tu iš jų mokaisi, kažko jie iš tavęs mokosi. Ir va tas toks, žinai, va, po to, kai atsisuki ir tas labai gerai pažįstama irgi yra ta frazė, žinai, jo, man dabartinį mano protą yra nuosmetus. A, dėja, taip nebūna. Jo. Bet Dėja. viskas reiškia, vyko taip, kaip turėjo vykti ir Mhm. visiems, kam galėjau, kam reikėjo, visiems atleidau, su savimi ilgai dirbau. Tai va irgi apie pokyčius kalbant, iš tiesų labai geras dalykas teko ir psichoterapiją kreiptis. Mhm. Ir tikrai galiu visiems drąsiai, griežtai pareikšti, nesigydykit savo žaizdų savarankiškai. Tai yra Mhm. nesąmonė, nes jūs galite tik tai per daug įgrimsti dar į visokias ten savianalizės ten ir taip toliau. Eikit pas specialistus ir tvarkykite tas žaizdas su specialistais, nes tai tikrai žymiai greičiau, žymiai efektyviau. Man, atsimenu, užteko net poros kartų nueiti, kur man tokia atrakino ten gilų užraktą kažkokį, kuris mane laikė tam tikrose įsitikinimuose. Ir vieno klausimo užteko, iš kur tu čia taip nusprendai, čia visiška, nu, Mhm. nesąmonė, taip, kad tu dabar sakai, sako, nu pati pagalvok, žinai. Ir aš taip galvoju, rimtai, o aš čia tiek metų gyvenu su tokia nuostata. Mhm. Tai va, tai kalbant apie pokyčius, sakyčiau, nevengti tų tikrai profesionalų specialistų pagalbos, nes tai galima tada jungti daugiau ir to sąmoningumo, ir tikslingumo, ir nueiti į tą savo pokytį kryptingai su pagalba.
o ne per tokias klaidas, duobes, per tokias griūtis kažkokias. Tai, tai va. Mhm. Ok, tai girdžiu, kad tau tavo gyvenimo pokyčiuose padėjo specialistai, tavo vaikai, tavo tikėjimas savimi ir plano ABC ir visų kitų abecėlės raidžių turėjimas savo galvoj. Ar yra dar kažkas, Rūta, ką pavyzdžiui norėtum palinkėti, nes tam tikrą prasme tai jau palinkėjai, nevenkit specialistų, eikit, darykit kartu. Bet galbūt yra dar kažkas, ką tu norėtum palinkėti šitos tinklalaidės stebėtojams, žiūrovam. Na tai gal va to sąmoningumo ir įsisąmoninti, kad gyvenimas jisai tam ir duotas, kad vyktų nuolat pokytis. Ir jeigu tik jūs jau pasijautėt, kad viskas gerai, jau komforto zona, nenoriu nieko keisti, tai iš tikrųjų labiau bijokit ne pokyčio, o bijokit va šitos būsenos. Nes jinai yra pavojinga. Nes gyvenimas jisai toks cikliškas yra, necikliškas, banguojantis. Ir jeigu aš kažkur užstrigau toj viršutiniai bangoj, tai gali būti, kad nepastebėsiu, kad tiekštels mane kažkas žemyn. Tai vadinasi, reikia iš karto jau prevenciškai save stumti į kažkokį pokytį, į nepatogumą, nežinau. Kiekvienas žmogus turi savo tą gyvenimo universitetą pabaigti, savo pamokas išmokti. Ir nebijokit pokyčio ir stumkit save į jį ir eikit į jį sąmoningai. Tai tada prasidės ta tikroji gyvenimo mokykla. O šiaip, žinot, dar Jurgita sako, čia tas padėjo. Man dar labai padėjo tas, kad aš atradau tikėjimą ir irgi atradau tikėjimą Dievu ne gal tam skyrybų kontekste, nes reikėjo pagaliau išmokti ir įsisąmoninti tą tokį gyvenk šią dieną, kai tu visiškai negali nieko pakeisti rytoj, jau nebegali pakeisti, kas buvo vakar ir tu tik tai šiandien gali savo šiandieną sureguliuoti, ne? Ta begalinė kontrolė, begalinis planavimas, vėlgi sugebėti grįžti į šią dieną, tai aš tada turbūt atradau ir jogą, ir meditaciją, ir bažnyčią, ir visokiausias praktikas, ir maldą, maldos galę. Ir, man padėjo. Ir dar paskui jau po viso to, jau kai buvo viskas išgyventa, sugalvojau irgi pati, kad reikia savanoriauti ir atsidūriau pagalbų moterims linijoje. Ir savanoriauju iš tikrųjų po šiai dienai, tiesa dabar jau visai mažai tam laiko galiu skirti, bet buvo irgi labai svarbus momentas, nes ten kad savanoriauti pagalbos moterims linijoje, reikia praeiti labai daug psichologinių mokymų. Tai yra emocijų pažinimas, tai yra visokie ten tie netektys, priklausomybės, žodžiu, eilė dalykų, kurie man patys tie mokymai davė labai daug, nes man jie apie mane davė labai daug. Aš pirmą kartą, būdama jau suaugusi moteris, ir jau įsiskyrusi, pirmą kartą mokiausi apie emocijas, kad yra normalu ten jausti tokią emociją, pykti, ten baimę, ką jinai reiškia, ta emocija, kaip su ja gyventi, kaip su ja dirbti. Tai va, o pati savanorystė, tai jinai irgi kuom yra unikali ir kuom yra nuostabus dalykas, kad kai mes konsultuojame moteris telefonu arba laiškais arba chatais, kaip aš sakau, tu pamatai, kiek daug sunkumų, bėdų ir visokių dalykų ištinka moteris gyvenimuose. Ten kai kuriom knygą gali surašyti iš to, ką jos pasakoja, ką jos dalinasi. Ir tada pagalvoji, bet tai kaip aš gerai gyvenu, aš ten esu sveika, ne, aš turiu vaikus, aš turiu namus, man viskas gerai, kaip man viskas gerai. Duoda jausmą, kad aplinkoje yra tiek tų visokių nelaimingų atvejų, kad ir kiek mažai mes turim, ten mažai ar daug, vis tiek tai yra nuostabu, kad mes turim tą, ką turim, esam kokie esam. Tai kartais, kai būna žmonės ieško gyvenimo prasmės, neranda niekaip. Tai aš labai rekomenduoju savanorystę, nes savanorystė jinai tiesiog atidaro kažkokias tai tas prasmingumo čakras.
Mhm. Ir, 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 ir va. Ir va. E, Žinai, turbūt tam tikra prasme, aš tiesiog dabar garsiai galvoju, va taip klausydama tavęs, dėl savanorystės ir apie tai, kaip tu į ją atėjai, tikėtina, kad vėlgi, na, tai, ką tu gavai, tai, ką tu atradai, tai, ką tu savo susidėjai, turbūt tai turėjo kažkur pasidėti kitą formą. Nes, na, vėl, galim kalbėti apie visatą, galim kalbėti apie gamtą, turbūt yra, aš tai vadinu tą tokią, žinai, dvi. Jeigu tu kažką gauni, tai tu kažką ir atiduodi. Nes jeigu tu tik atiduodi, jau yra blogai. Jeigu tu tik tai gauni, vėl yra negerai. Tai va tas toks, Taip, taip, na, taip. energijos, pavadinkim, tekėjimas, jisai turi vykti tam, kad būtų, kažkas vadina tai balansu, kažkas tai vadina harmonija. Tai va iš tos pusės ir va girdėdama, kad kažką atiduodi, kažką gauni, turbūt apie tai ir yra. Visai beveik į pabaigą mūsų pokalbis ir aš turiu tau dar vieną klausimą ir vieną prašymą. Tai pradėsiu nuo klausimo ir šitas klausimas yra ne mano sugalvotas, aš kiekvienos tinklalaidės pašnekovės paprašau, kad paliktų klausimą kitos tinklalaidės pašnekoviai. Tai vat prieš tai buvusios tinklalaidės pašnekovė paliko tokį klausimą, kuris atiteko tau, kuris skamba taip, kokia yra tavo supergalia ir kaip tu ją savyje atradai. Aha, super gale. Aš dabar pagalvojau šitą klausimą, kad gal netgi yra ir dvi supergalios. Gal nieko keisto, nes aš esu dvynys pagal horoskopą. Bet Tada normalu. jo, bet pačią pirmąją supergalę, tai yra savo aistrą skaičiams, finansams, buhalterijai, tai debetui, Mhm, kreditui, aš atradau buhalterinės apskaitos kursuose. Gal kokiais 2001 metais aš ten atsiradau taip tarsi ne visai su tuo tikslu, kad būtent buhalterijos išmokti, bet man taip patiko, mane taip užvežė, kad realiai tai buvo mano pirma pažintis su finansais, su buhalterija, su skaičiais ir tai mane inspiravo vėliau stoti į universitetą būtent šitoj srity. Ir mhm, susirasti darbą, ir stoti į universitetą. Ir iš tiesų tikrai atradau savo pašaukimą, nes man visiškai labai puikiai susiklostė karjera, sakykime, nuo pat pradžių, nuo pat kurso pabaigimo. Tai va irgi toks gal kaip rodiklis, kad tai, kur yra tau skirta ir duota, ar ne tau lengvai ir greitai ir gerai viskas ten ir einasi. Tau nereikia ten kažkokiu tai pramušinėti sienų su kakta, jeigu tu eini tinkamu savo keliu. mhm, O kaip pajausti, vad kartais sako, kaip pajausti, tai ta vadinama flow būsena yra labai geras indikatorius, kad jeigu tu darydamas kažką gali absoliučiai užmiršti apie viską, apie laiką, apie maistą, apie žmonės kitus, ar ne, tu paskesti toj veikloje ir tau labai tai, nu, gerai tu jautiesi, tai net paskui jau atsiliepia ir į sveikatą šitie visi dalykai, bet tai flow būsena, ne, tai reiškia, tai yra tavo. Ir paskui, kai daug vėliau jau aš vadariausi tą astrologinį savo portretą pagal gimimo datą, pagal gimimo ten valandą ir minutę, tai man ir sakė, kad pas mane datoje užkoduoti yra, reiškia, super analitiko skaičių žmogaus gale, tai aš, nu, tai gavau patvirtinimą, kad, o, geras, nu, tai reiškia, mhm. ne šiaip aš čia Pataikiau. atsidūriau, pataikiau. Jo, pataikiau. O antroji supergalia, jinai pasireiškia vėliau. Ir jinai susijusi su mokymais, su mokymų vedimu, bet čia aš labai pajaučiau irgi, kada aš pradėjau gauti grįžtamą į ryšį, kai tokius kartais vesdavau, nu, užsakomuosius mokymus, ten paprašo kažkas kažką biški padėstyti. Aš atsimenu, tokia labai labai pagyvenusi ponia sako, bet jūs taip aiškiai išaiškinat čia tokį sudėtingą, mes ten atsimenu irgi kažkokį finansinį modeliavimą darėm, verslo plano, ten dar kažką Mhm. pelno nesiekiančiam organizacijom, kurie ten švis, nu, sako, mes nei pelno, nei pinigų, mes nieko. Nieko neturim. Jo, ir kažkaip sako, jūs taip gerai išaiškinat, tai man toks vat, buvo iš auditorijos tas grįžtamas ryšys, kad, o, reiškia, tinka žmonėm taip, kaip aš aiškinu. Ir man vėlgi būdavo ta flow būsena tame, kad aš labai energijos pasikraudavau. Aš galėdavau ten visą dieną atstovėti prieš auditoriją ir aš ateinu, kaip galiu į bulves kasti po tokios dienos, man tiek energijos būna.
Tai galvoju, tai va tai antroji ta mano supergalia, kurios taip viena šalia kitos ir gyvuoja jau daug metų. Viena kitą ir papildo, ne? Ir papildo, taip, taip, taip. Mhm. Puiku. Ir beliko mano prašymas. Tai vat, o prašymas ir yra apie tai, o kokį klausimą tu pati norėtumai palikti kitos tinklalaidės pašnekovai. Jo, tai tokį klausimą, užsirašiau netgi tą klausimą, tai kokią, mieloji, kita pašnekovė, kokią Mhm. savo didžiausią gyvenimo klaidą norėtumai įgarsinti klausytojoms, kad tokios klaidos jos nedarytų ir pasimokytų būtent iš tavo klaidos. Tai va toks klausimas bus. O koks aš aštrus, sakyčiau, žinai, apie sėkmės kalbėti smagiau yra negu apie padarytas klaidas. Aš kartais galvoju, kad nėra tokio dalyko kaip sėkmė. Kiekviena sėkmė Mhm. tai yra, nuo kažko tu turėjai atsispirti, nuo kažkokio dugno, kad į kažkokią tą sėkmę iššoktum. Mhm. Sutinku su tavim šitoj vietoje iš tikrųjų, nes sėkmė toks truputėlį butaforinis dalykas, nes tam, kad tu kažką turėtum šiandien, tu turėjai suvalgyti bilė kiek kilogramų druskos vakar, už vakar, prieš mėnesį, 3 metus ar dar belė kada. Taip, tikrai taip. Tai ačiū tau, Urta, labai už tai, kad buvai tą beveik visą valandą su manimi ir su šitos tinklalaidės stebėtojomis ir žiūrovėmis, o gal netgi ir žiūrovais. Ir tikrai labai gera buvo tavęs klausyti, labai ačiū už tavo pasidalinimą. Tikiu, noriu tikėti, kad šitoj tavo istorijoje tikrai atsiras, kas atpažins save ir žinai kaip yra. Nu, jeigu šitas žmogus gali, nu, tai aš irgi esu toks pat žmogus, tai ir aš galiu. Tai aš... Jeigu šitą vištą gali, tai ir aš galiu. Nereikia gal tų epitetų tiek to. Nu taip, taip, ne, tai taip, žinoma. Juokaujant, bet aš kažkaip visą laiką tikiu, žinai, būtent to ir tikiu, kad taip iš savų klaidų mes mokomės, iš svetimų klaidų ar ten kažkokių tai žingsnių pasimokyti geriau, bet kartais tai užtenka va to vieno supratimo, kad, aha, šitas žmogus pragyveno labai panašų, galbūt, nežinau, iš vienos ar iš kitos pusės kažkokį gyvenimo etapą ir šiek išsikapstė. Ir darė tą, o jeigu aš pabandysiu irgi daryti tą patį, ne, arba kažkaip panašiai, tai žiūrėk ir man pavyks. Tai aš vat, tą gaidą ir norėčiau turbūt užbaigti mūsų šitą pokalbį ir palinkėti visiems, kas žiūrės šitą laidą, šitą transliaciją ir tiksliau transliacijos įrašą, kad tiesiog nebijoti. Prasme, nebijoti gal ne visai tinkamas žodis, bet tiesiog eiti ir daryti. Ir va, Susidraugauti su pokyčiu, susidraugauti netgi su juo reikia. susidraugauti, labai teisingai, susidraugauti su to pokyčiu. Ir va dabar man į galvą ateina Marshalo Goldsmith, vieno iš coachingo turbūt, nežinau, galima taip sakyti, ekspertų korifėjų, jau tokių pasaulinio garso žmonių ir knygų autorius. Bet jo, viena citata ir aš čia labai noriu pasidalinti, kad tai, kas tave atvedė čia, nenuves tavęs ten. Kitaip tariant, kad tu kažką padarai, kad tu būtum čia, bet jeigu tu nori nueiti kažkur kitur, tu vis tiek turi daryti kažkokius kitokius žingsnius arba kitus žingsnius. Ai, nu taip, taip. Tai aš to ir noriu visiems palinkėti, kad būti, kas ten sakė, Dalai Lama berods, ar ne? Kad jeigu nori matyti pokytį pasaulyje, pirmiausia, būk pats to pokyčiu. Tai čia irgi toks užbaigimas citatomis. Tai ačiū dar kartą tau, ačiū visiems, kas buvo su mumis šitą valandą, ar tai tiesioginėje transliacijoje, ar įraše. Ir sakau iki kito karto. Ačiū Jurgita ir ačiū visiems. Sėkmės ir meilės. Iki. Iki malonaus.